kasdienis inventorius ir malkų atsargos neginčiamai rodo seno kaimo gyvybingumą. O viename didžiausių namų vykstančios apeigos tai tik patvirtina. Sodybos šeimininkė Veronika Juodienė, norėdama parodyti, kaip organizuojamos gegužinės pamaldos, pirmiausia vedasi mus už namo ir demonstruoja, kaip kviečia kaimynus. Čia sutartas signalas, kiek kartų reikia ir visas kaimas renkasi. Ką tai reiškia? Tai signalas, kad eiti į pamokas. Tai čia senai ta tradicija atgaivinta? Visą gyvenimą. Seniau būdavo naragą mūšą, kokiam gelažin mūšą. Seniau beda, kai maži būdavom. O čia man sumantavo, čia turiu kalbį vatais, savo žmonėlius. Tarybiniais laikais irgi darydavo? Taip. Niekas neprieštarauja? Ne, čia mūsų mes karaliai. Tai po to signalo, kas turi toliau vykti? Tada einam visi į bažnyčią, jau į kambarį. Iš aplinkinių kaimų vienkiemių ateina? Iš Vačiava ateina, iš Vačiava, čia neateina, jau numirė vienas. Tada iš Tyvačių Škalnelė ateina, čia iš Prūžuolių ateina viena, iš Pagelbė ateina 2, 4. Ir mūsų Pagelbiškio kaimo 2, 4, 6, 8 žmonių. Tai kiek iš viso 14 žmonių? 12, 11. Kartais atvažiuoja svečių, tai 15 būnam ir jie atvažiuoja iš miestų dar va. Bulvų sadinti ar ko, tai visi sudėjinom. Darom atidarimus, draugiškai padarom vakarienį atidarimą. Marijos garbei pamaldos jaukioje Juodžių trobloje gegužės mėnesį vyksta beveik kasdien. Tik sekmadieniais kaimo žmonės važiuoja į Kuktiškių bažnyčią. O čia iš aplinkinių namų ateina Trinkūnai, Vilūnai, Žalnieriai, seserys Juodytės, Elena Žuzdrytė, visų neišvardinsi. Erdviame kambaryje visi telpa. Įrinktas altorius su Marijos statulėle, uždegiamos žvakutės ir viskas kaip bažnytėlėje. Tik moteris čia šeimininkauja. Kalbamas rožančius, toliau malda šventai dvasiai ir treji poteriai, litanija už pašaukimą į kunigystę, vėl poteriai ir giesmė Marijai, visos gegužinės pamaldos paprastai trunka 30-40 minučių. Tai susikaupimo ir apmąstymų, bendravimo su Dievu minutės. Nuo 2002 metų Juodžių namuose meldžiamasi. Gegužinių pamaldų tradicija atgaivinta po to, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka šimtmetį menančiose namuose nekilo didžiulis gaisras. Tuomet šeimininkai įsipareigojo dėkoti aukščiausiai. Na, o po maldų visiems jau susėdus lauke priešais namus galime ir pasišnekėti. Pasišnekam, pasidalinam įspūdžiais, kokiam nelaimė, kokiam gaidom, kas susirgo, kam gaidys vištą, glapė gaidį nunešė, kam kas nors vėl įvyko, va tokių. Tai toks bendravimas kaimo bendruomenė? To mūsų bendruomenė, taip. Jeigu atvažiuoja iš miestų, va padėt bulvų sodinti arba į svečius, va čia pirty buvo suvažiavę jaunimo mergaitės. Tai, sako, jūs niekada nepamatysit. Anūkiam dariau gegužinį, kad matytų, kaip močiutė šoko, o dabar padarėm gegužinės ir jas prašiau, kad pamatykit, kaip močiutė meldžias. Jūs vyriausias, galima sakyti, tai kaime tai įprasta būdavo anksčiau, sakykime, tarpukarį ir dar kažkaip? Na, įprasta čia prieš karų, prieš Smetonos laikais. Tai buvo čia pasivodį tokie, kas šitų mėgiočių namuos. Tai kinai visi sueidavom, a paskiau tai žmogelis nyra, tai paskiau buvo datė toliau. Karūtį vadindavo, tai tuos namus sueidavom. Ja, dabar va jau šitais laikais, tai čia va jau 8 metai, tai čia. Tai čia gerai, sakykime, sueinat, ar, na, kam visą tai reikia? Nu, mūsų tėvai kaip darydavo. Ir mes nepaliekam tą. Ir visur suspėjom? Suspėjom, aišku. Ir galim išimti ir palavėjau, ir čia paėjau. Norą tik eiti. Tik pagaidys. Gaidį nunešė dovanautų, tai labai susmano starys. Tai kas nunešė? Lapė, kas jį. Tai baismano starys. Tai ūkis nebankrutuos? Nu tai gali, kad jau. Kad paskutinį vištų, va tą nešiau čia ir palikau pas sesijai. 5 štokas nunešė. Čia tokias bėdas irgi aptariamas. Ne, tai kaipgi. Visi liūdim. Seniūnas sakė, Borisas kalbėsi, žiūri. Gerai nusiteikę sodiečiai ir pajuokauti mėgsta. Dėl lapės vagysčio apkaltintas seniūnas daug nesigina ir džiaugiasi kaimo žmonių aktyvumu, išmonė ir tradicijų tęsimu. Iš tikrųjų, tai labai džiugu, kad šitas kaimas labai gyvas. Jūs pažiūrėkit, kokie žmonės jauni.
Sako, žmogus pasensta, kai nustoja mylėti. O jie myli Dievą ir jie niekada nepasens. Va, iš vyresnių žmonių Pranas Žalnierius tai yra išsaugojęs jisai net nepriklausomybės paminklo lentą per visą tą laikotarpį. Tai dabar ta lenta yra prikalta prie mūsų nepriklausomybės paminklo. Iš tikrųjų, bijau suklyst, bet vienintelis kaimas, kuriame ši tradicija tęsiasi. Tas kaimas bus gyvas dar matyti ir dėl to, kad žmonės nepraranda humoro jausmų. Jums atrodo, teks lapėmis pasirūpinti. Aš kaip sakiau, amžinai jauni šitie žmonės. O dėl lapių mes ir gaidžių, tai sugalvosim, ką padaryti. Ir galima nebejoti, kad aktyvūs seniūnijos žmonės sugalvos. Kaip sugalvojo pastatyti Saldutiškio centre 1000-mečio paminklą, suburti kaimo bendruomenę, organizuoti renginius kultūros centre.